amžinasi žodį. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Spindinčio debesies pasigirdo tėvo balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anu metu Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, 3 Elijui. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Tai Viešpatie žodis. Šlovė tau, Kristau. Jie abu yra svarbus. Kiekvienam iš mūsų svarbus. Yra svarbu gyvenimas, kurį gyvename. Begaliniai svarbu. Ir labai daug mūsų kasdienio gyvenimo jėgų ir laiko ir minties yra sudedama į gyvenimą, kurį gyvename. Bet nemažiau svarbu yra ir antra – mūsų pašaukimas. Jie būtų vienodai svarbus – ir gyvenimas, ir pašaukimas. Nes jeigu gyvenimas yra gyvenimas be pašaukimo, jis yra tik gyvenimas, kuris anksčiau ir vėliau baigsis dulkėmis ir pelenais. Gyvenimas, kuris neturi ateities, neturi prasmės ir anksčiau ir vėliau vienokia ar kitokia forma pasibaigs. Bet jeigu mūsų gyvenimas yra ir pašaukimas, tai kažkas dar bus. Jeigu yra gyvenimas, tai gyvenimas jis panašus į gilę stalčiuje, jis panašus į smuiką įdėtą į dėklą. Jis panašus į knygą, kuri neatversta ir neskaitoma, o tupi lentynoje ir laukia savo eilės, o galbūt ir ne. Jis panašus į lino žiedą, kuris puošia puokštės, bet niekada netampa nieko daugiau. Jeigu, broliai seserys, mūsų gyvenimas yra nesurištas su mūsų pašaukimu, tai kuo mūsų gyvenimas skiriasi nuo žolės, nuo lapo, nuo taip greitai tirpstančio sniego. Bet jeigu mes atpažįstame ir pripažįstame gyvenimo kūrėją ir davėją, ne mes save pašaukėm į gyvenimą. Ir net ne mūsų tėvai mus pašaukė į gyvenimą. Yra tėvų, kurie daro viską, kad galėtų, kad turėtų vaikų, bet neturi galimybės pašaukti jų į gyvenimą. Taigi ne tik tėvai yra, kas mums dovanoja gyvenimą. Jie yra priemonė, jie yra kelias, bet ne jie yra mūsų gyvenimo šaltinis. Mūsų gyvenimo šaltinis yra kažkas kita. Ir mes tikintieji krikščionys sakom, yra mūsų kūrėjas. Yra visa ko kūrėjas, visa ko pašaukėjas į buvimą, į būti, yra Dievas.
Ir jeigu yra kažkas kita, kas pašaukė mus į gyvenimą, ar nederėtų klausti, kam, kodėl? Kam ir kodėl? Nes čia yra pašaukimo klausimas. Dieve, kam mane pašaukė? Ar tik būti stalčiuje gile, ar tik būti smuiko futlere, ar tik būtų knyga lentynoje, ar tik būti lino žiedo puokštėje? Kam mane pašaukė? Nes mes žinome, kad gilės gyvenimas yra viena, bet pašaukimas būti ąžuolu. Smuiko gyvenimas yra viena, bet jo pašaukimas yra dovanoti mums muziką. Knygos gyvenimas yra viena, bet jos pašaukimas yra dovanoti, atskleisti mums naują turinį, naują žinojimą. Ir lino gyvenimas yra anksčiau ar vėliau tapti mūsų drabužiu. Jeigu šitie dalykai neatlieps į savo pašaukimą, kam jie yra reikalingi? Jie tiesiog yra, užima vietą ir neneša kūrėjui jokios naudos. Broliai seserys, koks yra kiekvieno iš mūsų ne tik gyvenimai yra labai skirtingi ir jie gyvenasi tiesiog, vienaip ar kitaip jie gyvenasi. Bet tame gyvenime turime klausti, o koks yra mano mūsų pašaukimas. Ir mūsų visų pašaukimas apreikštas yra Jėzaus, žmogumi tapusio Dievo žodžio. Mes visi esam pašaukti į šventumą. Visų mūsų pašaukimas yra tapti šventais. Ir tada žiūrime aplinkui ir sakom, o šitam sukurtajam pasauliui, kas yra šventas? Kas yra šventa? Galime uždėti daugam tokią etiketę, čia šventa duona, šventas darbas, šventa meilė, šventa šeima, galime uždėti. Bet iš tiesų suprantame, kad šventumas yra ne šito gyvenimo ir ne šitos visatos ir ne šito pasaulio kokybė, tikrovė. Tik vienas yra šventas. Iš jo mes atėjome į buvimą, iš Dievo. Ir tapti šventu reiškia kažkokiu būdu save susijęti su Dievu, su Dievo šventumu per santykį, kurį vadinam tikėjimu. Per santykį, kuris padaro mus, veda mus į Dievo šventumą, į Dievo amžinybę. Santykis, kurio gali užsinorėti, gali įsivaizduoti, gali prisigalvoti, bet jo nebūtų buvę, jeigu Dievas nebūtų panorėjęs mus tokiu santykiu apdovanoti, pašaukti mus į tokį ryšį su juo, pašaukti mus ir pakviesti dalintis jo dieviškumu, jo šventumu, jo amžinybę. Bet, kad gilė taptų ąžuolu ir kad ąžuolas anksčiau ir vėliau taptų stalu, ant kurio valgome, lova, ant kurios gulime, lopšiu, kuriame supamės, karstu, kuriame palaidojame tai, kas žemiška, gilė turi nueiti labai ilgą kančių, krizių, išbandymų gyvenimą. Smuikas, kad jis skambėtų muziką, turi kažkas mokėti jo groti, kažkas praleisti ne vieną valandą, čirpindamas stygeles, derindamas, žiūrėdamas į natas, rašydamas muziką, kad suskambėtų muzika, nutrūkti ne viena styga, kad tas instrumentas dovanotų mums tai, ką gali dovanoti. O knyga, ją dar reikia parašyti, ją dar reikia išspausdinti, ją dar reikia nusipirkti, ją dar reikia atsiversti, ją reikia padėjus viską į šalį, rasti laiko perskaityti, perskaičius permastyti, permąsčius išgirsti. Kiek visko reikia, kad tai taptų perkeista tikrovė. Ką lino žiedas turi pereiti? Kokią kančią, kokius išbandymus, kokius išdaužimus, kokius išmirkimus,
kokius verpimus, karšimus ir visa kita, kol tampa drobe. Drobe, kurią galime papuošti altorių, drobe, kurią gali pasipuošti kunigas, drobe, kurią buvo apsirengęs Jėzus atsimainimo dieną. Jo veidas švytėjo kaip saulė, o drabužiai, lino drabužiai, kaip šviesa. Atsiliepti į pašaukimą. Eiti šventumo keliu, santykio su Dievu keliu per šeimyninį gyvenimą, per profesinį gyvenimą, kainuoja. Kainuoja. Ta šventumo ir dieviškumo ir meilės kokybė šitame pasaulyje kainuoja. Kažkam kainuoja laiką, gyvenimą, jėgas, sveikatą, pinigus. Kainuoja. Bet pašaukimas ir atsiliepimas į jį dovanoja mums mūsų gyvenimo prasmės ir ateities pilnatvę. Prasmės ir ateities pilnatvę. Pirmajame skaitinėje girdime, kaip Dievas pašaukė Abrahamą, Chaldėjose gyvenantį turtingą žmogų, palik savo kraštą ir keliauk į kitą, kurią aš tau parodysiu, į pažado žemę, ir tu būsi tautų tėvas. Abrahamas jau senyvo amžiaus, jo žmona irgi Sara, jie taip ir nesusilaukė vaikų, o Dievas sako, palik tą nors saugų uostą, nors bergždžią uostą, bergždžius namus, bergždžius turtus, kuriuos čia dabar saugoji, perėmės ir perduosi neaišku kam. Palik ir keliauk į kraštą, kurį aš tau parodysiu, ir tos kelionės, to atsiliepimo į pašaukimą metu tu tapsi tautų tėvu. Šiandien 3 didžiosios monoteistinės religijos - žydų, musulmonų ir krikščionių - Abraomą vadina tikėjimo tėvu. Štai kiek jis vaikų turi. Jis tapo tautų tėvas, atsiliepęs į Dievo pašaukimą. Eik, eik, judėk. Yra abu svarbus. Yra gyvenimas svarbu gyventi, bet yra nemažiau svarbu to gyvenimo prasmė ir tikslas - pašaukimas. Ir tada tas santykis, kurį mums dovanoja Dievas, vesdamas į savo šventumą, į tą šlovę, kurią pamatė ir Petras, ir Jokūbas, ir Jonas, į tą šlovę, kurią pamatė anksčiau, negu paskui matė kryžių, išdavystę, mirtį, kapą. Ir sakė, kalbėkite apie šitą regėjimą tik po mano prisikėlimo, tik po išsipildymo. Broliai seserys, labai daug ką mes tikime, ko mes trokštame, tai ko mes siekime, bus galima pamatyti ir suprasti tik po prisikėlimo. Bet iki tol reikės eiti pašaukimo keliu, kančios keliu, pasiaukojančios meilės keliu, gilės keliu, smuiko keliu, knygos keliu, lino keliu, Kristaus keliu, kol tapsime kažkas, kas galės dalyvauti vertai Dievo garbėje ir šlovėje. Nebe kaip tik gyvenimas, bet kaip apsčiai gyvenimo ir šviesos.